Sveikas, šiandien noriu su tavim aptarti tokį vieną dalyką. Šilto vandens gėrimas rytais. Kaip tu galvoji, čia yra mitas ar tiesa? Ir jeigu galvoji, kad mitas, pagrįsk, kad tai mitas, jeigu galvoji, kad tiesa, pagrįsk, kad tai tiesa. Nes sakoma, kad sveika yra gerti šiltą vandenį rytais. Labas. Šilto vandens gėrimas rytais iš dalies tiesa. Tai gali būti naudinga, nes šiltas vanduo gali paskatinti virškinimą, padėti išplauti toksinus ir suaktyvinti medžiagų apykaitą. Tačiau nėra stebuklingo poveikio, kurio negalėtum pasiekti ir su šaltu vandeniu, jei jis tau labiau patinka. Taigi tai veikiau asmeninio pasirinkimo ir komforto klausimas. O dar sakoma, kad į tą šiltą vandenį yra labai sveika įlašinti citrinos. Kad šiltą vandenį gerti yra gerai, o su citrina yra dar geriau. Pakomentuok šitą teiginį. Geriant šiltą vandenį su citrina yra tam tikros naudos. Citrinų sultys suteikia vitaminų, ypač vitamino C, ir antioksidantų. Taip pat šis gėrimas gali padėti virškinimui ir suteikti gaivumo jausmą. Tačiau vėlgi tai nėra stebuklingas eliksyras. Jei tau patinka skonis ir jautiesi gerai gerdamas tokį gėrimą, tai puiku. Tik reikėtų atminti, kad per daug citrinos rūgšties gali paveikti dantų emalį, tad nereikia piknaudžiauti. O dabar tu man papasakok, iš kur tu imi tos duomenis, kad tai yra sveika, kad tai atgaivina, kad tai pagerina virškinimą ir taip toliau. Ar tu čia dabar remiesi moksliniais šaltiniais, ar tu remiesi tiesiog populiaria literatūra? Ši informacija remiasi tiek moksliniais šaltiniais, tiek populiariaja literatūra. Moksliniai tyrimai rodo, kad šiltas vanduo gali padėti virškinimui, o citrinų sultys turi vitamino C ir antioksidantų. Tačiau daug šių teiginių taip pat sklinda iš asmeninės patirties ir populiarių sveikatos šaltinių. Todėl svarbu būti kritiškam ir nepriimti visko už gryną pinigą, ypač jei šaltiniai nėra patikimi. Tai gal gali čia pacituoti keletą šaltinių, neišsiplėsdamas labai, kurie ištyrė šilto vandens gėrimą ar ten šilto vandens su citrina ir nustatė kažkokias tai naudas. Štai keli šaltiniai. Vienas straipsnis iš Journal of Clinical Gastroenterology aptarė šilto vandens teigiamą poveikį virškinimui. Citatų Journal of the American College of Nutrition publikuotas tyrimas rodo, kad citrusinių vaisių, įskaitant citrinų, vartojimas gali pagerinti antioksidantų lygį organizme. Taip pat yra nemažai anekdotinių įrodymų ir mažesnės apimties tyrimų, tačiau šie du šaltiniai yra geri pradiniai taškai. Papasakok plačiau, kas yra anekdotiniai įrodymai. Lietuviai nelabai naudoja šito termino, tai papasakok, ką turėjo omeny, sakydamas anekdotiniai įrodymai. Anekdotiniai įrodymai – tai asmeninės patirtys ar pasakojimai, kurie nėra pagrįsti griežtais moksliniais tyrimais. Tai gali būti žmonių pasakojimai, kad jie jaučiasi geriau gerdami šiltą vandenį su citrina rytais. Nors tai gali būti įdomi informacija, ji nėra laikoma patikima moksliniu požiūriu, nes nėra kontroliuojama ir gali būti subjektyvi. Moksliniai tyrimai priešingai yra atliekami kontroliuojamomis sąlygomis ir remiasi duomenų analizė, kad būtų galima padaryti patikimas išvadas. O gal geriau rytais gerti, pavyzdžiui, sultis arba mineralinį vandenį, nebūtinai šiltą su citrina, ar apskritai kažką tai kito? Rytais svarbiausia yra hidratacija, todėl pasirinkimas priklauso nuo tavo poreikių ir skonio. Štai keletas variantų. Pirmas – vanduo. Paprasčiausias pasirinkimas – užtikrinantis hidrataciją. Galima gerti kambario temperatūros arba šiltą vandenį, priklauso nuo tavo pageidavimų. Antras – mineralinis vanduo. Geras pasirinkimas, jei nori papildyti mineralų atsargas. Tik svarbu rinktis natūralų mineralinį vandenį be pridėtinio cukraus ar saldiklių. Trečias – sultys. Šviežiai spaustos vaisių sultys suteikia vitaminų ir energijos. Tačiau svarbu nepersistengti, nes jose yra daug cukraus. Ketvirtas – arbata. Švelni žolėlių ar žalioji arbata gali būti puikus būdas pradėti dieną. Venk per stiprios arbatos, kad išvengtum per didelio kofeino kiekio. Kiekvienas šių variantų turi savo privalumų, tad rinkis tai, kas tau labiausiai tinka. Kam netiktų vartoti, pavyzdžiui, sultis, nes tai nemažai yra cukraus jose ir turbūt pakelia pakankamai kraujo cukrų ir suskatina insulino gamybą. Kas turėtų vengti šito pasirinkimo?
Sultys dėl didelio natūralaus cukraus kiekio gali būti netinkamos kelioms grupėms žmonių. Pirmas – diabetikai. Dėl greito kraujo cukraus lygio padidėjimo sultys nėra rekomenduojamos diabetu sergantiems asmenims. Antras – žmonės su insulino rezistencija. Kadangi jų kūnai sunkiau tverko cukraus kiekį, sultys gali pabloginti jų būklę. Trečias – asmenys siekiantys kontroliuoti svorį. Sultyse yra daug kalorijų, bet mažai skaidulų, todėl jos gali prisidėti prie svorio augimo. Ketvirtas – žmonės su dantų jautrumu. Sultyse esanti rūgštis ir cukrus gali pakenkti dantų emaliui. Šios grupės turėtų vengti sulčių arba jas vartoti labai saikingai. Geriau rinktis visą vaisių ar mažo glikemijos indekso maistą. Tai dabar apibendrinkim, mes čia nemažai išdiskutavom jau dabar, ką čia iš ryto gerti, ir apibendrinkim ir duokim galutinę rekomendaciją, ką vis dėlto reikėtų rinktis ryte. Apibendrinkime. Šiltas vanduo rytais – gera pradžia virškinimui ir hidratacijai. Jei tau patinka, tai puikus pasirinkimas. Vanduo su citrina – papildomas vitaminų ir antioksidantų šaltinis. Venk per didelio kiekio, kad apsaugotum dantis. Paprastas vanduo – visada saugus ir naudingas pasirinkimas hidratacijai. Mineralinis vanduo – padeda papildyti mineralų atsargas, ypač jei renkiesi natūralų ir be pridėtinių medžiagų. Švelni žolėlių ar žalioji arbata gali suteikti energijos ir ramybės. Galutinė rekomendacija – rinkis tai, kas tau labiausiai tinka ir patinka, atsižvelgdamas į savo sveikatos būklę ir poreikius. Svarbiausia – pradėti dieną hidratuotam ir energingam. Labai ačiū tau už pokalbį. Reiškia, mes nepaneigėme to fakto, kad šiltas vanduo ryte yra gerai. Tikrai taip, nepaneigiam. Šiltas vanduo rytais gali būti puikus pasirinkimas. Dėkoju už įdomų pokalbį. Jei turėsi daugiau klausimų, visada kreipkis.